Sveiki sulaukę klaipėdietiško rudens. Pajūryje siaučia ne tik vėjai, bet ir girti vairuotojai. Ir jiems nemotais, kad jie panašus štai šios personažus. Sveiki, čia Reidas. Naikupės gatvėje susidūrė automobiliai Fiat Ulis ir Mazda 3. Kadangi avariją sukėlė Fiato vairuotojas, jis draugiškai pabandė atlenkti Mazdos kardas, kad ta mašina nors taptų važiuojančia, o avarija vyko štai dėl ko. Labą dieną! Gyvas sveikas esat, viskas tvarkoj? Sveiki, viskas tvarkoj. O kaip buvo viskas, sakykit? Buvo paprastai. Mašina sustojo praleisti pėsčiuosius, aš sukausi iš tos pusės. Jūs sukotės iš Važiavo. Aha. Ir apsisuko mašina. Palaukit, jūs iš apsisukimo atvažiavote? Aš atvažiavau iš apsisukimo. Aha. O jinai važiavo antrą juostą šitas Fiatas. Važiavo antrą juostą, pirmo juostą sustojo praleisti žmonės, aš pradėjau daryti posūkį, jinai antrą juostą pravažiavo tiesiai. Supratau, taip atsidūrėt nosis į nosį, taip? Ne, jinai apsisuko, aš jai kliuvau į galą, jinai apsisuko. A, tai jūsų tas Fiatas yra? Taip. A, jūs čia padedate, tai merginai padedate? Padedu merginai. Ai, supratau, draugiškas esat. Supratau dabar. Tas tai tiesa, jeigu jau pirmoje juostoje sustojo automobilis praleisti pėsčiųjų, tai ir antroje privalėjo sustoti ir praleisti. Tačiau Mazda važiavo ir gavo į ratą nuo Fiato, kuris, juk jeigu būtų Mazda sustojus, tai būtų savo laimingai nuvažiavęs, tiesa. Ir tęsiant pėsčiųjų temą, tai tądien apie 17 val. Klaipėdoje Smiltelės gatvėje pėsčiųjų perėjoje automobilio Audi 100 vairuotojas partrenkė motiną su vaiku. Tuo metu Klaipėdoje lijo. Važiavau pirmą juostą. Aha. Ir žmonės ėjo, moteris su vaiku, paprasčiausiai nepastebėjo jų ir nudaužė. Moteris ir vaikas ėjo. Jo. O antroje juostoje kas nors buvo sustojęs praleisti? Buvo sustojęs visą vilkinę, bet ta prasme aš kažkaip šiandien įsiblašęs pats, nežinau kaip. Nu iš kur dabar? Kiek metų vairuoju? 10. 10? 10 metų, nu pats aš nežinau šiandien kas atsitiko. Nu, tokia... A sąmoningai buvo, vaikas? Vaikas sąmoningai taip iškart išbėgo iš mašinos, pažiūrėjau, moteris verkė, vaikas irgi verkė, tai aš padėjau truputį, bet tai viskas tvarkoj, moteris skundėsi nugaros skausmu, o vaikui kaip ir biškį geriau. Supratau. Juoda tamsi Rolando diena, 10 metų vairavimo stažą turintis vairuotojas dėl tos pačios priežasties pateko į avariją, kai Vingio gatvėje prie pėsčiųjų perėjos sustojo ir gavo į savo automobilio galą. Vyrai užpildė eismo įvykių deklaracijas, atsisveikino, o už 4 perėjų Rolandas kažkodėl tai nesustojo. Juolab antroje eismo juostoje buvo sustojęs automobilis, kurio vairuotojas drausmingai bandė praleisti pėsčiuosius. 36 metų mamai Kristinai sumuštas inkstas, jos 6-metis sūnus Lukas atsipirko mėlynėmis. Po apžiūros ligoninėje jie paleisti gydytis namo. Rolandas buvo blaivus, į avarijas per savo vairavimo karjerą patekęs nebuvo ir čia per nepilną valandą iš karto į 2. Pastarasis incidentas itin nemalonus ir dar, jeigu stabdymo kelyje pasitaiko nusitrinęs greičio slopintuvo kalnelis, kaip atsitiko šiuo atveju, tai stabdymo kelias ilgėja. Ketvirtadienį apie 6:30 vakaro Klaipėdoje Liepų ir Priestočio gatvių sankryžoje per avariją sunkiai sužeista moteriškė. Iš kur, pasakykit, pasirodė ta moteris? Moterėlė stovėjo ant salelės. Salelės? Jo. Ir tiesiog sugalvojo staiga eiti ir šoko tiesiai praktiškai ant kapoto. Su produktais buvo, matau, kažką tai. Iš parduotuvės, jie tiesiog nežinau, kaip jinai čia atsidūrė, tiesiog stovėjo. Jūs važiavot va šitą pirmą juostą? Taip, pirmą juostą važiavau. Antroje juostoje buvo mašina? Dabar nepasakysiu. Aha, o šiaip mašinų buvo, nes šiaip vakarinis pikas iš tikrųjų. Stovėjo, žiūrėjo, prasme, viską matė ir tiesiog... Nu, žinot, čia jie šiaip iš tikrųjų vaikšto šitoje vietoje per gatvę. Ten ypač va šičia, jiems atrodo, kad čia yra gerai vaikščioti. O sunkiai sužeista jinai? Nežinau, tiesiog sąmoningai išvežė. Sąmoningai išvežė? Išnuomoto automobilio Opel Astra vykęs 36 metų klaipėdietis Ričardas važiavęs nuo Stoties link Miegamųjų rajono tikrai nesitikėjo, kad ant jo automobilio staiga kris moteriškė stovėjusi skiriamoje salelėje. Čia pėsčiųjų perėjos nėra. Netoliese prasideda mokyklos gatvės viadukas, kur leistinas greitis netgi padidintas iki 60 km/h. Moteriškė per avariją patyrusi itin sunkią galvos traumą buvo skubiai išvežta į Klaipėdos universitetinės ligoninės reanimacijos skyrių. Deja, po 3 valandų 67 metų Stanislovas gyvybė užges. Dėl šios avarijos Klaipėdos kelių policijos biure pradėtas ikiteisminis tyrimas. Žuvusi pėsčioji yra 7 avarijoka Klaipėdoje nuo metų pradžios. Penktadienį pusę 12 Klaipėdoje Liepų gatvėje susidūrė 2 automobiliai Audi.
19-metis automobilio Audi 80 vairuotojas Mažvydas, sukdamas į kairę, nepraleido tiesiai važiavusio automobilio Audi A4 ir mašinos susidūrė. Automobilis Audi A4 nulėkė nuo kelio ir nuvertė kelio ženklą. Kadangi buvo apgadintas trečiam asmeniui priklausantis turtas, įvykio vietą buvo iškviestas kelių policijos ekipažas. Tada ir paaiškėjo, kad automobilius vairavo policijos pareigūnė ir būsimasis policininkas. Incidento dalyviai buvo blaivus. Audi A4 vairuotoja rietavo kriminalinės policijos poskyrio viršininkė ir Lietuvos policijos profsąjungų tarybos narė Elytė Kaminskienė per avariją nenukentėjo, mašiną vairavo netarnybos metu. Labą dieną. Baltikom televizija, Vaičekauskas esu. Nu kaip pakliuvot? Į nemalonumą. Tiesiai ir vaikinas nepraleido. Jūs važiavot antrą juostą? Pirma mano. Ai, pirma netgi važiavot juostą. Kas čia dabar? Saulė pašvietė, ar kas jau? Nežinau kas. Su diržu buvot, viskas tvarkoja? Valis taip. Su diržu viskas tvarkoja. Neskauda nieko. Nes mašinos visi prie sukultos. Sukultos išskrido va iš arti. Dar žem. Bet žodžiu, gyva sveika viskas tvarkoja. Ačiū labai jums. Per avariją nenukentėjo ir automobilio Audi 80 vairuotojas Mažvydas, Klaipėdos policijos mokyklos kursantas. Į paprastą klausimą, kodėl nepraleido tiesiai važiuojančio automobilio, jis atsakyti nesugebėjo. Labą dieną, Tadai. Kaip nepastebėjo? Aha. Avarijos kaltininkų už sukeltą eismo įvykį buvo surašytas administracinių teisių pažeidimų protokolas. Vieną saulėtą pirmadienį netoli Kužėdo buvo pavytas ir sustabdytas vilkikas vežęs žemės ūkio padargus. Vairuotojas buvo labai girtas ir nelabai kalbus. Gal net nesuprato, kad yra sustabdytas ir dabar sėdi ne savo vilkiko kabinoje, o policijos automobilyje. Labą dieną. Dar agresyvus esat? Neagresyvus? Bet žinokit, man nelabai patiko, žinokit, jūsų promilės. Vilkiko vairuotojui 44 metų Mažeikiškiui Raimundui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,90 promilių alkoholio. Mes su tarpu šnektelėme su keleiviu. Keleivis buvot? Taip. Nu. Kur prisigėrėt, berniukai? Ką? Nieks nebūdė prisigėrė. Tai kad 2,90 pučia ponas. Tai ką nuklaus? Ne kartu gėrėt? Ne. O iš kur į kur važiavot? Kaip? Iš kur į kur važiavot? Nežinot? Ne. Bet gal į Klaipėdą važiavot? Gal į Klaipėdą. O kas dabar sėdi? Jūs nežinot? Ne. Ne, nu ponas, tai ką jūs kosmonautai susirinkot prie Kužėdo, nesupratau aš jūsų. Iš kur kilęs esat? Iš Amerikos. Iš Amerikos? Emigrantas esat? Matosi. Tuo metu kiek prakuto ir vairuotojas, kuris pripažino kaltas. Nu žinokit, aš nepakęsiu, kad tokie girti važinėtų mūsų keliais. Žinau tada. Jūs žinot šitą dalyką? Žinau tada. Žinau. Iš kur žinot? Iš televizijos. Iš televizijos? Aha. Tai žinot, ko aš noriu iš jūsų? Ko? Aš noriu, kad jūs blaivas vairuotumėt. Vieną dalyką noriu tik tai. Viskas. Nu tvarkoj. Esu kaltas. Kaltas esat? Taip. Jūsų draugas sakė, kad ne kartu gėrėt. Ne. Ne? Tai tada aš atsiprašysiu jo. Ne, nu... Bet jis toks pat Aš girtas kaip ir jūs. atsiprašau. Ne, tai aš jūsų atsiprašau. Ne, nu padariau, kaip padariau. Dabar teisę atims. Sunkusis transportas buvo uždarytas į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę, o vairuotojo laukia bauda nuo 1000 iki 2000 litų ir vairuotojo pažymėjimo netektis. Prie vairo geria ne tik vyrai, neatsilieka ir moteris. Apie tai kitas siužetas. Šeštadienio popietė buvo gautas pranešimas, kad Klaipėdos rajone kelyje Vėžaičiai Veiviržėnai ties Stirbių kaimų nuo kelio nuvažiavo automobilis Opel Vectra. Vairuotoja yra labai girta. Tik automobilis Opel Vectra nuvažiavo nuo kelio, pro šalį važiavo Klaipėdos rajono policijos komisariato budėtojas. Netarnybos metu su šeima keliavęs policininkas sustojo šalia Opelio ir išlipęs iš automobilio nuėjo pasiteirauti, ar nereikia pagalbos. Atidarius automobilio dureles, prie vairo sėdėjo neblaivi moteriškė. Įvykio vietą buvo iškviestas Klaipėdos kelių policijos ekipažas ir čia prasidėjo. Tu pūskė. Nu, kaip aš darau? Kaip nepučia. Traukia orą. Nu, kaip aš jau Ponia, įtraukė? miela ponia, sakėt, jeigu blaiva esate, tai jums nėra ko bijoti tiesiog ir viskas papūsti. Pūsti.
Taigi moteriškiai prieš tai tvirtinusiai apie savo blaivumą nustatytas vidutinis girtumo laipsnis. Automobilį uždarė į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę, o moteriškė parvežta namo į Gargždus. Jai grėsė didelė piniginė bauda, nes ištraukus mašiną iš griovio paaiškėjo, kad ji neapgadinta, tad neliko ir avarijos formuluotės. Tačiau be piniginės baudos už tą patį pažeidimą vairuotojo pažymėjimas atimamas nuo 2 iki 3 metų. Dabar jūsų dėmesiui Vokiečio Klauso darbeliai. Kitiems atrodo, kad jis filmuoja ir kabinėjasi prie niekų, bet mes sakome, kad nuo niekų ir prasideda didelės nelaimės. Įvažiuoti į žiedinę Baltijos ir Šilutės plento sankryžą moka ne visi, kaip ir išvažiuoti. Štai prieš jūsų nosį vos nesusidurta su keleiviniu autobusu. Autobusas būtų likęs kaltas. Pamirštame, kad šioje vietoje baltojo automobilio vairuotojas turėjo varyti link Debreceno gatvės, o jis net posūkio nerodydamas bando apvažiuoti žiedą pirmą juostą. Pamirštame, kad jeigu atvažiavome prie žiedo antrą eismo juostą, tai būkime malonus, įvažiuokime į žiedo antrą juostą. Jeigu atvažiavome trečią, tai ir įvažiuokime į trečią. Toliau Klausas pasipiktinęs mūsų vairuotojų požiūrių į draudžiamus šviesoforo signalus. Štai BMW nardo po Šilutės plentą ir dar mauna per geltoną šviesoforo signalą. Čia, prie uosto, net 2 automobiliai mauna per geltoną. Tačiau Klausas leidžia savo manyti, kad jų vairuotojai nekalti. Mat jiems šviesoforo užstoja ne vietoj pakabintas kelio ženklas. O štai dviratininkai spalvų nepažįsta ir tai yra bėda. Minios ir Aglonų gatvių sankryžoje, nors dviratininkas ir stumėsi savo dvirką, tačiau tai daro degant raudonam šviesoforo signalui. Kitam dviratininkui net neįdomu, kad jam ir pėstiesiems dega raudonas šviesoforo signalas Šilutės plente. Varo net nenulipdamas. Nemuno 2. Iš kairės pusės aiškiai pravarys automobilis degant draudžiamam šviesoforo signalui. Spėjo. Tuo metu sena gelda varo ir tegu varo, joje stabdžių nėra. Tai tegu varo savo per geltoną, raudoną Šilutės plentu. Beje, ši vieta yra labai pavojinga. Čia tokie vairuotojai patenka į nepaprastas avarijas ir pabaigoje, kad nurimtumėme, tai Klausas sako, kad ir Latvijoje, Ventspilyje yra nepaisomos šviesoforų lempelės. O dabar pertrauka. Dabar jūsų dėmesio reklamos ir anonsų blokas, o po to mes tęsime laidą. Nuo policijos bėgusio automobilio vairuotojas rastas Lebartų kapinėse. Pakrantės sodo gyventojai nesitaikso su vairuojančiais girtuokliais ir aišku mūsų laidos rubrika, o jūsų darbai skiltyje filmuoja reido reporteriai. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Tu mano geras žmogus. Geras draugas. Mes vėl eteryje, mes tai laida Reidas ir dabar rodysime jūsų pačių nuotykius kiemuose, gatvėse ir keliuose. Naktinis vaizdas nufilmuotas policijos patrulių automobilio vaizdo kamera nelabai kokybiškas, bet mes pabandysime papasakoti, ką matote savo ekranuose. Dar rugpjūčio mėnesį Klaipėdos kelių policijos pareigūnai vaikėsi stabdant nestojusi automobilį Mercedes-Benz 250. Šio vairuotojas buvo stabdomas Jūrininkų prospekte naktį apie 3 valandą, įjungti švyturėliai ir garsiniai signalai, o vairuotojo reakcija tokia, kad jis tik padidino greitį ir nurūko link Rimkų. Čia prie geležinkelio pervažos vos neatsitrenkė į vilkiką, toliau šauna prieš eismą, išvažiuoja kaip anglas ligonis ir rauna tiesiai girtuoklių posūkyje. Tai pavadintam, nes šio posūkio dažniausiai neįveikia girtieji. Mercedesas ko gero šiek tiek kliudė kelkraštį, nes stebėkite švieselės. Mašina pradėjo svadyti po kelią, tačiau vairuotojas ją sutramdo. Toliau vėl raunama prieš eismą. Prie Lebartų kapinių po šuolio per greičio slopintuvus Mercedesas tampa nebevaldomas, dar vaikiukas paspaudžia stabdžius ir mašina atsidūrė kapinių krūmuose. Vairuotojas puolė bėgti į kapines, pareigūnai jį nusivėjo. Gal 5-7 minutės truko jų gaudynės, o kol jį parves iš kapinių, mes pristatome mūsų herojų. 21 metų Smiltelės gatvės gyventojas Vladislavas nuo policijos bėgė su tėvo automobiliu, paaiškino, kad gėrė su draugais viename Vaidugų namo gatvės kieme. Susipyko bičiuliai. Vladislavas, nenorėdamas, kad kas išdaužtų tėvo mašinos langus, nutarė ją pervaryti iš vieno kiemo į kitą. O kas iš to gavosi, matote patys. Štai iš kapinių parveda mūsų herojų. Jam bus nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 1,87 promilės alkoholio. Per avariją jis susimušė galvą, tad paaiškinime parašė, kad nieko neatsimena.
Vieną vakarą Klaipėdos rajone Purmalių kaime Sodų bendrijoje pakrantė įvyko neeilinė istorija. Vaikai laksto, šunės loja, atvykę 2 policijos ekipažai, 2 medikų brigados, žodžiu, soduose vyksta rimta vakaronė. O vienas sako, kad net su akmenimi per galvą gavęs, sako ne už ką, už nieką. Lipami medikų automobilį, gal kas paaiškins, kas čia vyksta. Pilietis Ernestas, tai tas jaunesnis su aprišta galva, kuriam nustatytas 3/4 promilės girtumas, pasirodo vairavęs mašiną, buvo sodiečių sustabdytas ir perspėtas, kad taip elgtis nedėra. Ponas, paaiškinkit, kas čia atsitiko, nesupratau. Užpuolė kaimynai. Užpuolė kaimynai? Jo. Jūs stumėt tuščią mašiną? Nu, Tuščią mašiną stumėjau, viskas, tai ir išvežė, nu. O aš stumėjau, pas mane yra 3 liūdžiai. Nu, nešliek, Vaidžiakauskas. ar mes pažįstami? Tai aišku. Už kur mes pažįstami? Debreceno gatvėje gyvenam dar. Debreceno, kartu gyvenam? Jo, Debreceno gatvėje gyvenau, jo. Kartu ėjom vogti sandėliukų, gal iš sandėliukų kartu ėjom vogti? Plytą. Tam užvarė per galvą. Nu, jums užvarė. Man šakmenį Bet užvarė. Chebrytė, jūs man juokingi esat, jūs stumėt tuščią mašiną, ne? Ir staiga pribėgo kaimynas. Tuščią mašiną. Aha, pribėgo kaimynas ir staiga pradėjo akmenimis mėtyti. 3 kaimynai. 3 kaimynai? 3 kaimynai ir suvarė jūs 2. 2 berniukus, o tokius gražius, taip? Ta taigi, pasirodo, kad sodiečiai ne vieną vairuojantį girtuoklį sustabdė. Iš karto po Ernesto sulaikymo buvo sustabdytas ir antras pilietis, girtas ir be teisių. Jo žodis reido žiūrovams. Mielas ponė, gal man paaiškinsit, į kokią jūs istoriją čia pakliuvot? Nu, Išgėriau ir pakliuvau. išgerėt kiek? Ką? Išgerėt kiek? Nu, atsiprašau, nepasakysiu. 100 gramų ir jaičių. 100 gramų ir kiaušinį suvalgėt? Jo. O čia tai vyriška dozė. Ir ką? Ir ką prisidirbot? Nieko, važiau, nieko neprisidirbau. Susistabdė. Kas susistabdė, beje, kas? Atsiprašau, gali viršininkai. Aha. Nežinau, kas čia pakliuvo, bet manęs nieks neužkliūdė. Aha. Ne aš jų užkliūdžiu. Jūsų dabar yra kuris automobilis? Raudonas ar ne raudonas? Šitas paskutinis. Baltas. Supratau. Niekas manęs ne. Ir kiek pripūtėte, ponas, nuo 100 gramų ir jaičiek? O, nežinau, čia inspektorius. Inspektoriau, kiek pripūtė, ponas? 173. Nieko nepavarot, nes moteris prieš tai pripūtė 177 rajone. Va. Ne, atsiprašau. Nieko nepavarot, ponas. Klausyk, Klausau. tu mano geras žmogus. Geras draugas. Čia sodiečių kantrybė buvo galutinai išnešiota tų girtų laksimų po sodus, tai jie ir griebėsi patys tvarką daryti. Šito keliu ir jie laksto, va šito keliu, va čia vaikų pilna, mergaičių visokių, taip? Vaikai, mergaitės, šuniukai, visi, čia vaikelį visi į šonus bėgam. Supratau. Supratau, o šios dienos situacija yra kokia dabar? O šią dieną taip kaip ir kiekvieną dieną važinėjus visą laiką ir dasivažinėjo. Ir vyrai sako, palaukit, taigi vaikai vaikšto, žiūrėkit, sako, juk pervažiuosit vaikus. Aha. Tai vyrai sustabdė mašiną, jisgi nepasiduoti. Tai ką jisai, kai jau sustabdė raktelius, pagriebė jį, galvojo, kad žinai, pasikalbėti stabdą. Aha. Sustojo, jo. O tą raktelius atimti, sako, taigi girti. Jį norėjo, supranti, iš mašinos išimti, tas bėgti. Tas bėgti nuo jų, nepasiduoti, supranti, pradėjo ardytis, draskytis, jis labai šūstras. Ernestas, taip? Jo. Nu ir paskui, jisai, kad davė čia pats į tvorą nuvirto, čia ar galvą prasiskėlė. Taip, jį išvežė ligonę, taip, jisai sukrūvinta galva dabar jį išvežė ten. Tai jis visą laiką pastovi vaikšto, ar su mėlynė, ar sudaužytas, tai jis kitokia nematys. Taigi sudėliojom faktus, pakrantės Sodų bendrijos gyventojai patys sustabdo 2 girtus vairuotojus, iškviečia policiją, abiems girtuokliams nustatomas vienam sunkus, kitam vidutinis girtumas, vieno automobilis bus konfiskuotas, nes tas girtas pakliūva jau 2 kartą per metus, o pirmasis, tas jaunesnis, tai yra beviltiškas vairuotojas. Dar prieš 5 metus pragėręs vairuotojo pažymėjimą, jis nesistengė jo atgauti, jam jo nereikia, mums irgi nereikia, mums reikia ramybės keliuose. Supratai, Ernestai, ką? Šiaip visiems noriu padėkoti už pilietišką, žinokit, pareigą, patikėkit manim, nes jie mus žudo, o mes tylėti negalim, žinokit, iš tikrųjų. Remontuojamoje Minijos gatvėje susipolė Opelis ir Fordas. Atrodo viskas aišku, Fordas rikiavosi ir vyko susidūrimas. Tačiau čia pasirodo viskas ne taip paprasta. Čia būta konflikto tarp vairuotojų dar iki susidūrimo. Pradedam. Žmonės pailių stovėjo, mašinos pradėjo judėti ir aš pradėjau judėti. Žiūrėk, yra nupaišyta visą. Dabar nusiraminam.
Yra viskas nuvažyta medžiaga. Tavo tenais įšokimas, kur aš iššokau į priešingą juostą. Ir ten matosi, ir čia matosi, kad jūs stovėjot, jis atvažiavo, sustojo jums iš priekio, ir jūs sustojo čia mašiną. Taigi vienas Fordo vairuotojas sako, kad stovėjo, kai atsimušta į jo mašiną. Opelio vairuotojas sako, kad viskas buvo ne taip, viskas buvo kitaip. Čia dar už avarinę situaciją gali labai blogai baigtis. Ar žinot, kas yra už avarinę situaciją? Bet jūs žinot, kas yra už avarinę situaciją? Žinokit, labai tai yra brangu. Ir vairuotojo pažymėjimo taip pat gali... Kas yra už avarinę situaciją? Ten sankryžą sutinku. Paprasčiausiai prieš mane žmogus dėl tos duobės pradėjo stabdyti, aš reikiausi į tą. Gal aš nepastebėjau. Ten nepastebėjau. Girtis ir ką, jeigu jūs niekur nepastebėjau. Į pagalbą buvo pasitelta vaizdo registratoriaus kabėjusio Fordo priekyje užfiksuota medžiaga. Kad nebūtų nieko. Aš stovėjau, jūs norit? Tak. Čia jisai užšoks į priekį toj. Taip, ir jūs įstojate mašiną? O, jisai užšoka. Ar blogis yra įstojate? Jūs į priešingą. Tai aš kai važiuoju, aš nematau, ar mašina stovi. Toliau kas? Ir toliau mes persirikėsim tą bus. Paprasčiausiai pamačiau, kad dabar jūsų priekį... O mes čia persirikėjom ir čia va sustojom. O jisai va mums deda į šoną. Mes čia sustojom, va pasisukę. O jisai mums tada dėjo sustruškę į šoną. Dėl teisybės tai policijos pareigūnai nubaudė abudu vairuotojus. Fordo, kad kirto ištisinę liniją, o Opelio vairuotojas nubaustas už avariją, kad pylė į Fordą po 8 sekundžių, kai šis sustojo. Reidas dar pridės nuo savęs, kad šiuo atveju abiems vairuotojams pritrūko abipusės pagarbos ir supratimo, nes, tu man užkišai, aš buvau priverstas išvažiuoti prieš eismą, tai šią, o tas nevažiavo prieš eismą, tas pylė į šoną. Taip mes prisikasime iki vaizdo registratorių rubrikos Filmuoja reido reporteriai, o vaizdo registratoriai žinia nemeluoja. Dabar dėmesio į dešinę ekrano pusę. Šioje Liepų gatvės vietoje iš tos eismo juostos, iš kurios atmus žinomas mieste Range Roveris, galima sukti tik į dešinę. Bet jis tik apsipylė dūmais ir nukūrė pilietis tiesiai. Nors vėliau pamatysite, kad tas laksmas po Klaipėdą tai nieko gero. Vis tiek prie kitų šviesoforų Roveriui privažiuota iš galo, o čia užteko įžalumo nerodyti posūkio važiuojant paskui policijos automobilį. Herkos Manto gatvė. Dabar žiūrim, ką čia mums atsiuntė reido reporteris. Aha, stebime situaciją Herkos Manto gatvėje. Ką čia norėjo mums pasakyti? Ką čia mums norėjo parodyti? Vaizdas toje baigsis, o niekas nevyksta? Nors ne, atsiprašau. Aha, štai taip į kairę čia sukti kiemą negalima. Draudžia gatvės ženklinimas ant asfalto. Čia tokių žiedinių sankryžų dabar rasite prie bet kurio Lietuvos miestuko. Situacija nufilmuota prie Panevėžio. Mums turėtų priminti, kad mūsų šalis žemdirbių kraštas ir dažnas paskui save tempia priekabą. Ar tai pamiršdamas, ar tai galvodamas, kad jis toks pats trumpas, kaip ir be jos. Kliūtį sudaro. Netrukus pamatysite šurkštoką išvažiavimą iš kiemo Herkos Manto gatvėje. Iš to kiemo sukti į kairę negalima. Yra ištisinė linija. Kam neaišku, kam tos ištisinės linijos reikalingos, tam paaiškins komisaras, kam jos reikalingos. Pastoviojoje mūsų sostinėje Vilniuje yra pribraižyta visokių linijų, kur greitieji autobusai lakioja kaip pasiutę. Tai tas eismo dalyvis kairėje su dviračiais ant stogo panoro juo greičiau mauti iš tos keleivinio transporto juostos. Rikiavosi, sukėlė nervų kamuolį šalia važiuojančiam vairuotojui. Jie vos nesusidūrė. O čia vaizdelis irgi iš Vilniaus. Iš pradžių dėduksai važiavo žiedą kaip pagrindiniu keliu, o ne šalutiniu. Už kokio kilometro pamanė, kad sunkvežimis per lėtai važiuoja ir pradėjo lenkti tada, kai tai buvo draudžiama. Ir galiausiai prie šviesoforo sugalvojo, kad raudona lempa dega bet kam, bet ne jam. Stebėkite kairę apatinę televizoriaus ekrano pusę. Vaizdo registratorius keliauja antrąją Minijos gatvės juostą. Greitis itin padarus – 48 km per valandą. Kai leidžiamas mieste yra 50. Kai staiga pro šonus praskrėja dviese, turbūt jie nesveiki, nes šiais laikais greitį gali nustatyti ir ekspertai, ne tik greičio matuokliai. Ir vėl Minijos gatvė, tik tai diena, to jau bus privažiuota šios gatvės sankryža su Baltijos prospektu. Eismo dalyviai pamatė, kad nespės, o ir skubėti neverta, lėtina greitį ir šią scenoje pasirodo pilietis, kuris tiesiu taikymu važiuodamas šią kryptimį nuvažiuoja pas komisarą, kur galės paaiškinti, kodėl pravažiavo per raudoną šviesą, o kodėl. O dabar po akimirkos netrukus pamatysite ir šūvį per raudoną šviesoforo signalą, ir šūvį iš tos juostos, iš kurios galima sukti tik į dešinę, o ne rauti tiesiai. Štai ženklai byloja ką? Ta ir byloja, kad šioje Kretingos gatvės vietoje iš pirmos juostos galima sukti tik į dešinę, o čia ponia šauna tiesiai ir dar degant draudžiamam šviesoforo signalui. Paklausite, kodėl ponia? O todėl, kad ponia pasuks į degalinę ir išlips su rankinė, su tokia, kur tik moteris vaikšto. Vyrai su tokiamis nevaikšto. Ponia, jūsų trečiajame kelių policijos aukšte laukia specialistas Robertas. Na ir laidos pabaigoje buvusio draugovininko Zigmo Mostatikos prospekte. Ką čia be pridursi? Buvo pirmadienio rytas, žmonės po savaitgalio jautrus, gyvi prisiminimais, nors ne, tai ne draugovininko mostai. Taip mosuoti gali tik dirigentas. Ačiū tau, žmogau, prajuokinai. Būkite aplankyti.
Čia buvo reidas. Jis buvo ir bus. Na, artimiausias reidas bus kitą antradienį 15 minučių po 8 val. Vakaro Baltikum televizijos eteryje.